Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki, aš esu žurnalistė Miglė Sokolnikaitė ir sveikinuosi su jumis iš 15 min studijos. Šiandien kalbėsim apie slogą, turbūt labai aktualų dalyką atėjus šalčiams. Mums plačiau papasakos LOR gydytoja Austėja Pečeliūnienė. Sveiki. Labą dieną. Gydytoja, kokie yra slogos tipai? Ar yra keli tipai, ar kažkoks vienas tik? Tai mes, aišku, puikiai žinom tą infekcinį tipą, kuomet mes susirgam virusiniam infekcijom ir to pasekoje turim slogą, tačiau taip pat yra alerginiai susirgimai, kurie gali lemti slogos atsiradimą ir neinfekciniai, nealerginiai rinitai. Tai nosies užgulimas, kuris atsiranda dėl tokios pernelyg stiprios nosies gleivinės reakcijos į temperatūrų pokyčius, į hormoninius pokyčius, taip pat į aštrų karštą maistą, kuomet nosis tiesiog pernelyg intensyviai reaguoja į šios nekaltus dalykus. Tai sloga nebūtinai yra tik peršalimo simptomas. Ne, sloga yra nebūtinai peršalimo simptomas. Ir apskritai, kalbant apie tos peršalimus, tai šis terminas, jis yra šiek tiek klaidinantis, nes tarsi mums sufleruoja, kad ta sloga atsiranda dėl to, kad mes sušalame. Tačiau tiesa yra ne visiškai tokia. Peršalimo virusams tiesiog yra žymiai palankiau gyventi, replikuotis, daugintis ir patekti į organizmą būtent tuo metu, kai yra šalta. Tačiau realiai tas sušalimas šiek tiek tik tai sumažina nosies vietinę imuninę funkciją. O iš tikrųjų tai mes peršalimu susirgame dėl virusų. O jeigu atsiranda mums sloga, ar seka kiti simptomai, ar nebūtinai? Tai jeigu mes susirgame peršalimu, tai labai dažnai vėlgi mes peršalimo terminų vadinam visus virusus, kurie sukelia slogą, tačiau jų eiga kiekvieno yra šiek tiek kitokia. Tai vienas peršalimo virusas gali turėti daugiau nosies užgulimo simptomų ir ryklės paperštėjimą, kitas kaip tik turės minimalų nosies užgulimą ir stiprų gerklės skausmą ir panašiai. Tai trečias pasireikš daugiau kosulių, tai mes susirgam to šaltuoju metų laiku virusais ir jie kiekvienas jų turės kiek kitokią eigą. Tačiau vėlgi mes galim turėti nosies užgulimą, čiaudulį, diskomfortą ir tokius tarsi įprastus nosies simptomus, tačiau neturėti virusinės infekcijos, nes taip gali būti dėl alergijų arba dėl tų, kaip minėjau, neinfekcinių slogų, kurios irgi yra dažnas. Ir dar toks momentas yra, kad mes esam linkę galvoti, kad sezoniškumą turi tik alerginiai susirgymai ir net gydytojų kabinete mes klausim žmogaus, ar jūs pastebit kažkokią tendenciją, kad tik pavasarį sloga, tik tai vasara. Tai kas yra įdomaus, tai kad tie neinfekciniai rinitai, tie vazomotoriniai rinitai, kurie irgi yra labai dažni, jie turi savo sezoniškumą ir jie labiau yra būdingi būtent šaltuoju metų laiku, kuomet yra tie didesni temperatūrų svyravimai. Tai, pavyzdžiui, rudenį ir prasideda tokios slogos. Ir dar tyrimai rodo, kad maždaug 60% tų užsitęsusių slogų yra sukelti daugiau negu vienos priežasties. Tai tarkim yra peršalimo virusas plus šiek tiek polinkis nosies reaguoti į tą temperatūros pokytį. Ir dar kai kada mes galim pasigaminti papildomą slogą, netinkamai gydydami ją. Tai dabar yra labai populiarūs ksilometazolino lašai į nosį, kurie atkemša nosį ir jie nėra draudžiami arba visai nerekomenduojami. Tačiau ilgą laiką juos naudojant, nosis gali prie jų tiesiog priprasti ir mes pradedam gydyti tarsi virusinį susirgymą, o baigiam tuo, kad turim medikamentinį rinitą galiausiai. O ar įmanoma pastebėti slogą dar prieš jai prasidedant? Ar yra jaučiami kažkokie simptomai, kurie išduoda prasidedančią slogą? Dažnai sloga neprasidės taip iš karto ir mes pajaučiam tą tokį dirginimą nosyje, ar ne? Pavyzdžiui, kalbant apie virusinius susirgymus, nes aš suprantu, kad turbūt čia dabar labiausiai aktualu yra šiuo šaltuoju metų laiku, tai labai priklausys tie simptomai nuo to, ar mes pirmą kartą sergame tuo virusu, ar jau pakartotinai. Tai tarkim, kuomet į mūsų organizmą patenka virusinė infekcija, tai virusas patenka į nosies gleivinę, patenka į ląsteles ir
tuomet pradeda replikuotis, tai yra daugintis. Ir jeigu mes jau ne pirmą kartą tą virusą turim, o kasmet ir net gal kai kada kelis kartus per metus su tuo pačiu virusu kontaktuojam, tai pas mus bus atminties ląstelės, kurios neleis virusui pasidauginti ir mes ką pajausim, lyg tai nusičiaudysim kelis kartus. Ir tai ir bus mūsų virusinės infekcijos, ta klinikinė išraiška. Ir taip serga dažniausiai suaugusieji, tačiau pažiūrėtume į vaikus, jie labai dažnai serga pirmą kartą, kad ir nepavojinga virusinė infekcija. Ir kas tuomet įvyksta, tai jų imuninė sistema negali taip atpažinti, nes nėra dar tos imuninės atminties ir jie tik kuria tą imuninę atmintį. Ir kas įvyksta, tai tas virusas pasidaugina ir tada mūsų vaikų imuninė sistema sureaguoja į tą virusą ir ateina gintis ir tada išsiskiria visokie uždegiminiai mediatoriai, histaminas, bradikininas, citokinai ir tada tas vaikas ar suaugusysis, kuris serga pirmą kartą infekciją, pajaučia jau tuos pilnus simptomus, tačiau jie būna ne tiek dėl paties viruso, kiek dėl mūsų imuninio atsako ir tada mes ir sukarščiuojam, gali stipriai gerklę pradėti skaudėti ir bus tie toliau sekantis simptomai. Ar reikėtų pradėti gydyti slogą dar jai neprasidėjus, jeigu yra jaučiami kažkokie simptomai? Ir jeigu taip, tai kaip tada gydyti? Tarkim, apie alerginius susirgymus, tai jeigu mes jau žinom, kad keliausim į tokią vietą, kur bus pilna kačių, o jūs esate alergiškas katėms, tai tada iš ties net iš vis nereikėtų laukti, kol ta sloga jau pasireikš ir pradėti reikėtų gydyti dar prieš tai. Tai galima naudoti arba antihistamininius preparatus, tai yra tabletes nuo alergijos, arba gali padėti ir nosies plovimai, į nosį purškiami vaistai nuo alergijos, tai dažniausiai būna gliukokortikoidai arba kartu su antihistaminikais kartu. Kalbant apie virusinį susirgymą, irgi anksti pastebėjus simptomus, mes galim tiesiog inicijuoti, anksti pradėti tą gydymą, tai pavyzdžiui, plauti nosį jūros vandeniu. Jūros vanduo tai su jūra nelabai ką turi bendro, tai yra vanduo su tam tikros koncentracijos vanduo. Ir tyrimai rodo, kad šis būdas, tiesiog tie nosies paprasti plovimai yra labai veiksmingas. Ir ką jisai padaro, tai visų pirma leidžia mukociliariniam klirensui vykti nosį. Tai žodžiu, viduj nosies yra tokios ląstelės, kurios vibruoja ir apvalo mūsų organizmą, nes nosis yra mūsų filtras. Tai kuomet mes turim virusinę infekciją, tas filtras nustoja taip gerai veikti ir praplovimas yra labai efektyvi priemonė. Yra, kaip minėjau, skirtingų koncentracijų jūros vandenis, tai yra izotoninis, kuris tinka net ir kasdieniai priežiūrai. Tai pavyzdžiui, jeigu nosis nors kiek yra užgulusi ir nesvarbu kokia jos kilmė, tai plovimas su izotoniniu vandeniu tyrimų duomenimis padeda geriau veikti nosį kaip filtrui. Tačiau hipertoninis jūros vanduo, kuris yra druskingesnis, jisai labai tinka, kuomet jau mes turim tokią įsisiautėjusią infekciją ir kai reikia tokio intensyvesnio praplovimo, nes tuomet ta nosis labiau dar ir atsikiša dėl tų purškalų. Taip pat labai norėčiau perspėti dėl to, kad nepult vartoti vitaminų megadozėmis ir neduoti vaikam ten labai aukštų dozių vitaminų, nes tas dažniausiai nėra paremta kažkokiom gairėmis ir gali sukelti tam tikrų šalutinių reakcijų. Tai, pavyzdžiui, labai populiarus yra vitaminas C ir jeigu jį mes labai aukštom dozėm vartosim susirgimo metu, tai naudos daug iš to nebus ir kaip tik galim rizikuoti turėti inkstų akmenis ir panašiai. Taip pat nerekomenduočiau pult gerti tablečių nuo slogos, nes dažniausiai tas virusinis susirgimas, jis nebus toks piktas ir labai dažnai imuninė mūsų sistema su tuo susitvarko. Tačiau nosies plovimai tai yra pirmo pasirinkimo priemonė, ką reikėtų daryti. O ar būtų įmanoma išgydyti slogą liaudiškais būdais, kažkaip namų sąlygom, ar čia misija neįmanoma? Tai tie liaudiški būdai, kas tai yra, tai šiuolaikinė medicina remiasi tuo, kad turi būti įrodymai, kad tas gydymo metodas, kuris galbūt kažkada buvo liaudiškas, kad jis turėtų savo veiksmingumo įrodymus palyginus su placebu, o taip pat ir kad turi būti saugus. Tai pavyzdžiui, plovimai su vandeniu, su jūros to vadinamu vandeniu,
arba netgi namų sąlygom pasigaminti kažkada tai buvo liaudiškas gydymo būdas, tačiau dabar yra visi įmanomi įrodymai, kad jis veikia ir kad tai yra saugu daryti namie, kad tai galima tą daryti. Tačiau yra tokių būdų, kurie yra irgi pavadinkim liaudiški, kaip, pavyzdžiui, nosies plovimas vandenilio peroksidu. Tačiau yra įrodymai, kad šis būdas yra ne tik nelabai efektyvus, o tiesiog gali ir nudeginti nosies gleivinę, gali sukelti kraujavimą iš nosies ir gali pakeisti nosies mikroflorą. Ir tas nėra įrodymais toks pagrįstas gydymo būdas. Aišku, nebūtinai visiems taip atsitiks pabandžiusiems šį metodą, tačiau daliai žmonių gali būti tokių nepageidaujamų reiškinių. Dėl to iš ties tokių aš nerekomenduoju. Taip pat iš tų liaudiškų, ką teko girdėti, tai česnako įdėjimas į nosį, tai vėlgi mes galim turėti tą nosies gleivinės nudegimą, nes ten yra atskira sistema, nosis ne vien dėl grožio yra žmogui duota, o iš ties jinai atlieka labai labai svarbę organizmui funkciją. Ir apskritai manęs kartais žmonės paklausia, o tai gal iš vis tos slogos nereikia gydyti, nes jinai ir taip praeis, ne? Tačiau yra dar toks dalykas, kad mes esam pratę vertinti, kad nosis tai čia yra viršutiniai kvėpavimo takai, o ten bronchai, plaučiai yra apatiniai kvėpavimo takai. Tačiau jeigu pažiūrėsime į mūsų bendrą organizmą, tai nosis ir visi apatiniai kvėpavimo takai tai yra bendras toks funkcinis vienetas. Ir vėlgi yra studijų, kurios įrodo, kad jeigu mes turim užsitęsusią slogą, užnosinį varvėjimą ir ypač jeigu žmonės turi tam tikrų bronchinių problemų, pavyzdžiui, bronchinę astmą, tai gali būti ir vaikams, ir suaugusiems, tai jeigu mes turim nekontroliuojamą rinitą, nekontroliuojamą slogą, užsitęsusi šitą procesą, tai mes turėsim daugiau bronchinės astmos paūmėjimo, vien dėl to, kad negydom slogos. Taip, kad iš ties tą slogą vis dėlto reikėtų gydyti, tik aš rekomenduočiau tą daryti su tom patvirtintom priemonėm. Taip pat mes žinom, kad yra labai populiarūs tokie kaip hormoniniai purškalai į nosį ir kalbant apie virusinį susirgymą, jų skirimas nealergiškam žmogui, kuris neturi tuo metu alerginio paūmėjimo, o tikrai turi virusinį susirgymą, tai pirmom parom nėra tikslingas šitas gydymo metodas ir jų nauda gali būti jau nebent 9-10 parą jau galima dadėti šitą purškalą į nosį. Arba vaikams, kai kada šitas purškalas yra skiriamas su tikslu adenoidų hipertrofiją pamažinti, tai aš patiems irgi nerekomenduočiau savo pasiskirti šito vaisto, nes ne visada jo reikia ir geriau, kad tai paskirtų gydytojas. O kalbant apie alerginį rinitą, tai yra viena iš pirmo pasirinkimo priemonių kartu su nosies plovimais. Jūs jau truputėlį minėjote apie nosies skalavimą jūros vandeniu. Ar gali tas skalavimas pakeisti vaistus, turėjau menį purškiamus vaistus į nosį, nes pavyzdžiui, savo aplinkoje pastebiu, kad iš tikrųjų prie tų vaistų pripranta žmonės ir tada labai sudėtinga nutraukti, atrodo, nutrauki vaistus ir vėl kažkokia slogelė atsiranda. Tai ar tas jūros tirpalas ir būtent skalavimas jo gali visiškai atstoti vaistus? Skalavimas tikrai, kaip sakiau, yra pirma priemonė, ko reikėtų imtis ir nereikėtų bijoti to daryti, aš tą skatinu. Kai kada pirmom parom galima paskirti ir tuos vaistus, kurie turi ksilometazolino, kur atkemša nosį akimirksniu, tačiau čia yra, kaip sakoma, tą vaistą nuo nuodo skiria dozė, tai čia šiuo atveju trukmė labai svarbi. Jeigu jūs vartosit 2 iki 3 parų, šiaip rekomenduojama, iki 3 parų, jeigu naudosit, tai tikrai nemanau, kad jie sukels kažkokių problemų, tačiau jeigu vartosit ilgesnį laiką, tai tikrai sukels problemų ir yra įrodyta, kad ilgiau negu 3 paras naudojant, tiesiog įvyksta pripratimas prie tų vaistų ir nosis atvirkščiai pradeda daryti vietoj to, kad jinai būtų neužgulus, jinai pradeda užgulinėti, nes tų receptorių jautrumas pasikeičia ir tas lemia tai, kad nosies kraujagyslės praranda tonusą, išsipučia, užsikemša nosis, tai va tą reikia turėti omeny. Dabar, jeigu mes turim visiškai idealią nosies anatomiją, neturim pertvaros iškrypimų, tai to jūros vandens labai dažnai gali ir užtekti. Tačiau jeigu mes turim tokią tendenciją, kad suaugusiam žmogui kartojasi sinusitai, tai galvos skausmai, skruostų skausmai, temperatūra praktiškai po rimtesnės kiekvienos virusinės infekcijos,
Tai apskritai reikėtų tikrai susirūpinti ir kreiptis į gydytoją, apsižiūrėti, ar nėra anatominių kažkokių problemų. O kas ten gali būti, kaip minėjau, pertvaros iškrypimas, kuris lemia tą užsikimšimą nosies ir sutrikusi drenažą ir va tas tokias jau komplikacijas. Taip pat kai kada būna ir kitų nosies problemų, tokių kaip polipozė nosies, kurie irgi yra visai turinti specifinį labai gydymą ir kai kada kombinuojama su chirurginiu gydymu. Tai va šitą labai rekomenduočiau atsiminti, bet šiaip žmonės yra linkę vartoti daug vaistų, tik ne visi jie turi įrodymus, kad jie veikia. Taip, pavyzdžiui, tie patys mukolitikai, skystinantis gleives pirmom parom, vėlgi tyrimai rodo, buvo ne taip seniai atlikta tokia didžiulė metaanalizė, kuri parodė, kad pirmom parom skirti tuos mukolitikus, skystinančius gleives preparatus apskritai nėra tikslinga ir taip pat yra tam tikri šalutiniai reiškiniai pastebėti, kaip pavyzdžiui virškinamojo trakto dirginimas. Tai vėlgi rekomenduočiau nepulti pradėti vartoti šitų vaistų. Žodžiu, reikia labai atsakingai rinktis, o ar sloga gali užsikrėsti kiti? Jeigu tai virusinė sloga, tai taip, gali užsikrėsti kiti. Tik vėlgi mes, kas turit mažų vaikų, tai turbūt žinot, kad jau tik nedaug dievė, koks sekretas iš nosies teka, taip pat yra sakoma, kad paimkit vaiką iš darželio ir neveskit sergančio, tai čia yra tiesos tame ir taip iš tikrųjų, jeigu vaikas serga, tikrai nereikia leisti darželį. Tačiau vedant į darželį vaiką vis tiek jūs kiekvieną kartą žinokit, jis tikrai kontaktuos su tais virusais, nes yra toks įdomus momentas, kad jeigu patenka virusas į mūsų organizmą, tai pirmą parą nebus jokių simptomų, tačiau jau tas vaikas sveikas visiškai, jis gali kitus užkrėsti. Ir taip pat yra ir su suaugusiais žmonėmis. O tas vaikas, kuris jau 10 parą serga, kai ta virusinė infekcija yra jau praėjus tas visas savo fazes, jau tas, kaip sakant, iš nosies sekretas jau kitų jau neužkrės. Tai tie sveiki vaikai iki simptomų pirmą parą yra labiausiai užkrečiami ir pirmos 3 paros kuomet jau yra simptomai. Tai va čia yra tas pikas, kai galima užkrėsti kitus. Tai va taip, kad nesirg darželį lankant yra labai sudėtinga, nes vaikai neturi tų imuninės suformuotos sistemos kol kas. Ir čia jau tokia dalia, kad jie sirgs lankydami darželį. Tačiau, aišku, alerginiais rinitais tai tikrai negalima užsikrėsti. Tie nosies užgulimai, kurie neinfekciniai, vazomotoriniai rinitai yra visiškai neužkrečiami. Todėl, kai yra sloga, tai nebūtinai jūs užsikrėsit nuo to žmogaus. O per kiek laiko turėtų praeiti sloga? Nes aš esu girdėjus, kad per 7 dienas, bet čia jūs patvirtinsite arba paneigsite. Tai toj liaudės išminty yra labai nemažai tiesos. Iš tiesų nekomplikuotas virusinis susirgimas iki 10 parų. Ir va čia vėl yra tokia žmonių rūšis, kurie labai nori taip kaip viską sukontroliuoti ir tai yra normalu, nes mūsų tas tempas gyvenimo yra didžiulis ir, pavyzdžiui, ir jūsų laukia filmavimai, jūs turit suplanuotus interviu ir, pavyzdžiui, dabar jau kabinasi ta sloga ir jūs žinot, kitą savaitę jums Eurovizija arba dar kažkas ir jūs norit būtinai būti sveika ir pilnumoj. Tai jeigu išgersit jūs antibiotikus, tarkim, slogos pradžioj jūs, kaip sakant, savo niekaip nepadėsit, nes vėlgi yra didžiulė studija padaryta, kad jeigu mes suvartosim antibiotikus, kuomet sloguojat mažiau negu 9 paras, tai dažniausiai gydysi tą virusinę infekciją, kuri visiškai nepasiduos tam gydymui ir niekaip savo nepadėsi, to dar antibiotikai turi ir šalutinių reiškinių. Tačiau atkreipti dėmesį į ką reikėtų, tai jeigu, pavyzdžiui, mes turim virusinę infekciją, įprastai 3-4 paras yra tie ryškiausi simptomai, o po to yra toks sveikimo ta fazė. Tačiau jeigu jūs jaučiat, kad 8 ligos parą jums negeriau, o ta nosis kemšasi, ypač kažkuri viena pusė, jeigu turit po nakties galvos skausmus, skruostų srity skausmus, tai čia jau tikrai reikėtų sunerimti ir kreiptis į gydytoją. Ir tada jūs, kaip manęs klausėt, ar viską purškalais, ar ir tablečių, kai kada reikia, tai tada pasitaiko, kad tenka paskirti ir tų tablečių, bet jau tada aiški priežastis dėl ko ir tada jau kai kada reikia tų antibiotikų ir papildomų dar vaistų, kurie atkemša nosį.
Aš tikiu, kad kartais slogą lydi ir komplikacijos. Gal galėtumėt plačiau įvardinti, kokios komplikacijos gali pasireikšti? Pačios dažniausias tai yra ausies uždegimas, jeigu kalbam apie vaikų populiaciją, nes vaikai turi tokį vamzduką, kur jungia ausį su nosim ir jo padėtis yra horizontali ir tai skiriasi ta anatomija šiek tiek nuo suaugusių žmonių. Ir tyrimai rodo, kad mažiukams vaikams iki 3 metų maždaug apie 80% jų turi tos otitus. Tai viena iš tokių bjauresnių komplikacijų yra ausų uždegimas. Taigi tie nosies plovimai gali padėti išvengti šitų dalykų, bet taip pat, pavyzdžiui, gydymas tai nėra vien vaistai. Ir aš turėjau tokią unikalią patirtį, aš dirbau tuo pačiu metu Vilniaus labai dideliai poliklinikoje ir tuo pačiu metu dirbau mažam miestelyje, irgi poliklinikoje ir turėjau pacientus tuo pačiu metu ir tuos. Ir, pavyzdžiui, pasakydavau mažesnė miestelėje, sakydavau, jūsų vaikutis serga, plaukit nosytę, kai kada paskiriam papildomų ten lašų ir sakau, bet palaikykit jūs tą vaiką namie. Ir tada gydymo rezultatai yra tiesiog fantastiški už tai, kad tas vaikas pails, jis tuo metu, kol gydosi, jis neužsikrečia papildomom virusiniam infekcijom, kas, kaip sakiau, darželyje yra labai įprasta. Ir lygiai tą patį rekomendacijas duodavau ir dideliai Vilniaus poliklinikoje. Ir realiai tie rezultatai gydymo būdavo prastesni, nes nėra tokių sąlygų. Močiutė negyvena kitoj gatvės pusėje ir iš tikrųjų tas tempas yra didžiulis Vilniaus mamų. Ir tada realiai tas vaikas neturi galimybės išsveikti, nes imuninė sistema jinai tvarkosi su tais virusiniais sukėlėjais, tačiau tam reikia laiko. Tai tas kartais lemia dažnesnės komplikacijas, nes kol gydai vieną infekciją, papildomai užsikrečiama kita. O taip pat dar skiriasi ir virusinių infekcijų tas inkubacinis periodas. Vienos yra 3 paros, kitos 5 paros ir gydai vieną infekciją, o po to eigoj vaikas dar ir dar sloguoja ant viršaus. Tai su vaikais yra labai tokia kebli situacija, nes tą laiką kažkaip reikia išgyventi ir kartu dažnai turi mamos dirbti. Tai čia aš iš patirties žinau, kad nėra lengva. Bet gydytoja, tai ar yra kažkoks stebuklingas vaistas, kuris padėtų išvengti slogos, padėtų, kad sloga nesikartotų ir būtume sveiki? Tai tokių stebuklų kaip ir nėra, kalbant apie gydymą vaikų, tai labai padeda tas atsistatymo laikas, kai tas vaikas turi galimybę išsiilsėti namie. Kalbant apie papildomas priemonės, tai nuo kai kurių virusinių infekcijų yra galimybė pasiskiepyti ir, pavyzdžiui, koks gripas irgi gali pasireikšti sloga, tai yra gripo skiepai, kuom galima išties pasiskiepyti. Ir taip pat vitamino D koncentracija yra labai svarbi ir prieš tą šaltąjį sezoną verta pasitikrinti ir vartoti papildus tiem, kam reikia. Vėlgi čia kartais žmonės perlenkia lazdą, esu turėjus situaciją, kuomet irgi parekomenduota buvo vartoti vitamino D, tačiau kartais žmonės jau ir blynus pradeda ant vitamino D taukų šito aliejų kepti, tai tiesiog visur reikalingas tas sveikas protas ir profilaktinės dozės, kaip sakau, venkit tų mega dozių. Tai šitas dalykas padeda. Taip pat paprastos priemonės, miegas, streso valdymas, nes stresas tai nėra kažkoks neapčiuopiamas dalykas, tai yra kortizolio kiekis didesnis kraujyje. Ir jeigu mes turim tą nuolatinę streso būklę, tai mūsų ir imuninė sistema atitinkamai bus šiek tiek silpnesnė. Taip pat, pavyzdžiui, konkrečiai virusinių infekcijų profilaktikoje labai svarbus yra vengti tų uždarų patalpų, kai galima, tačiau kai kada to nepavyksta išvengti dirbant kolektyvuose. Rizikos grupės žmonės, kurie turi imunodeficitą, jiems yra rekomenduojama net ir einant į prekybos centrus dėvėti apsauginę kaukę, kad tiesiog mažesnė tikimybė to oro lašeliniu būdu užsikrėsti. Tai tokios priemonės tikrai galėtų padėti. Taip pat apie tas lėtinės slogos komplikacijas dar porą žodžių noriu pasakyti, kad kartais atrodytų ta sloga ne liga, tačiau jeigu ta sloga yra užsitęsusi, tai vėlgi suaugusių žmonių grupėje iš karto kenčia ta miego kokybė. Tai jeigu jūs pastebit, kad jau daugiau negu 3 savaitės sunku jums yra užmigti, kad ta nosis yra užgulusi, tai verta yra susirūpinti ir kreiptis, nes kai kurių net ir lėtinių slogų gydymas nebūtinai yra medikamentinis, jeigu neveikia, kai kada yra ir efektyvių ir chirurginių gydymo metodų.
O kalbant apie vaikų tokius nosies dažnus užgulimus, tai vėlgi vaikai kai kada turi tokių problemų kaip dėmesio sutrikimus ir netgi yra pastebėta sąsaja tarp mokymosi rezultatų, dėmesio išlaikymo ir nosies užgulimo. Čia jau konkrečiai buvo darytas tyrimas apie alerginius rinitus, kurie gal daugiau tuo šiltuoju metų laiku būnam pasireiškia. Taigi kontroliavimas tų alerginių rinitų ar kitų slogos rūšių gali padėti netgi pagerinti ir mokymosi rezultatus vaikų grupėje. Ačiū Jums labai, kad atvykot, kad pasidalinot žiniomis apie slogą ir kaip nesirgti. Aš tikiuosi, kad mūsų žiūrovai yra sveiki, vadovaukitės gydytojos rekomendacijomis ir iki. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Manodaktaras.lt